Sveiki, esu Rimantas Žirgulis, Kėdainių krašto muziejaus direktorius ir Česlovo Milošo festivalio organizatorius. Noriu pristatyti Jums festivalio programą. Birželio 3 dieną penktadienį 17 val. Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūriame centre Česlovo Milošo festivalio atidarymas. Profesoriaus Leonido Donskio ir Šarūno Liekio diskusija, ar mums Europa tebėra gimtoji. Politinė ir kultūrinė Europos krizė. 18 val. Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų parodos paskutinieji LDK piliečiai apie Adomą Mickevičių ir Česlovo Milošo atidarymas. Birželio 3 dieną penktadienį 19 val. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje vieno iš garsiausių šiuolaikinės ir teatro muzikos kūrėjų, kėdainiečio Antano Jasenkos specialiai festivaliui parašyto kūrinio mišios premjera. Birželio 4 dieną, šeštadienį, 12 val. Daugiakultūriame centre Lietuvos ir Lenkijos PEN klubų diskusija rašytojas kintančioje Europoje. Čia dalyvauja visa eilė intelektualų, rašytojų, publicistų iš Lietuvos ir Lenkijos. 15 val. Herkaus Kunčiaus ir Piotro Kempinskio knygos Lietuvio ir Lenko pokalbis pristatymas. Birželio 4 dieną šeštadienį, 18 val. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje dainininkės Simonos Jakubėnaitės ir projekto Silent Kone koncertas. Birželio 10 dieną penktadienį daugiakultūriame centre 18 val. Garsaus publicisto, žurnalisto Rimvydo Valatkos knygos Jogailos akmuo Lenkija pristatymas ir autoriaus diskusija su dviem garsiais profesoriais, istoriku Alvydu Nikžentaičiu ir filosofu Alvydu Jokubaičiu. Birželio 10 dieną penktadienį 20 val. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje Vilniaus folkloro ansamblio Jorė ir garsių Lietuvos džiazo muzikantų projekto Jorė Remixed koncertas. Esant blogam orui, koncertas įvyks daugiakultūriame centre. Birželio 11, šeštadienį, 17 val. Daugiakultūriame centre susitikimas diskusija su Lenkijoje esančio Paribio fondo vadove Malgožata Čiževska ir filmo Isos slėnis pristatymas. Birželio 11 dieną, šeštadienį, 18 val. 30 min. Festivalio uždarymo renginys. Mūsų partnerių iš Paribio fondo Seinų teatro Klezmerių orkestro koncertas. Esant blogam orui, koncertas įvyks Kėdainių kultūros centre.